Birželio 19 dieną Švenčionyse vyko renginiai skirti 1941 metų Birželio sukilimo 75 metinėms. Iškilmės prasidėjo Švenčionių katalikų kapinėse, kuriuose palaidoti Birželio sukilimo dalyviai, Lietuvos kariuomenės karininkai ir kariai. Ruošiantis šiai datai, meno kūrėjas Juozapas Jakštas restauravo kapavietėje pastatytą medinį paminklą. Švenčionių seniūnija tvarkė aplinką, sodino gėles. Pagerbti žuvusiųjų sukilimo dalyvių atminimo atvyko rajono mero pavaduotojas Kęstutis Trapikas, Švenčionių seniūnijos seniūnė Ina Sinienė, kunigas Medardas Čeponis, Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro kariai, KASP didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės savanoriai. Kęstutis Trapikas, kalbėdamas prie sukilėlių kapų, priminė tragišką istoriją, pabrėždamas kovos reikšmę ir pamokas bei būtinybę budriai saugoti Lietuvos laisvę šiandien. Ta suprasdami tą mes įdėkime į širdį kiekvieną savo, reiškia, kad mes esame čia kaip sargybininkai, kaip sargybos pastatyti, nesitraukti iš posto. Budėkite, neškite aukštai vėliavas. Būkite sveiki. Ačiū. Nalšios muziejuje vyko susitikimas su istoriku Valdu Striužu. Knygos 1941 metų sukilimas rytų pietų Lietuvoje autoriumi. Valdas Striužas 20 metus dirbdamas Švenčionių rajone kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyresniuoju inspektoriumi išaiškino ir įamžino sukilimo dalyvių kapavietės įvairiose rajono vietose. 2006 metais išleido istorijos studiją, skirtą 1941 metų Birželio sukilimui rytų ir pietų Lietuvoje, kurioje pateikė faktus ir duomenis apie sukilėlių būrius, jų sudėtį, veiksmus. Susitikimo metu autorius papasakojo apie savo darbą, renkant medžiagą knygai. Pademonstravo filmuotą medžiagą apie kraštotyrinę ekspediciją Švenčionių rajone ir kaimyninėje Baltarusijos teritorijoje, kurioje taip pat yra išlikę žuvusių Lietuvos kariuomenės karių kapų. Renginio dalyviai pasveikino knygos autorių, pabrėždami jo indėlį, saugant istorinę atmintį. Pabaigoje buvęs Švenčionių rajono sąjūdžio pirmininkas Juozapas Jakštas padėkojo rajono valdžios atstovams už skiriamą dėmesį atgimimo laikotarpio istorinių ir memorialinių paveldo vertybių tvarkymui.